Pavažiavom su Vytautu kokius kelius kilometrus ir darysim antrą tyrimą. Tai einam ir išsiaiškinsim, kas per tyrimas. Tai Vytautai, koks dabar tyrimas bus? Dabar darysim akustinį tyrimą. Tikrinsim garso izoliaciją šito daugiabučio. Dabar tikrinsim vidinės atitvaras, perdangos. O būtina tokį tyrimą daryti žmonėm? Jis yra privalomas šitas tyrimas. Privalomas. Norint priduoti dvibutį, daugiabutį pastatą. Čia mes sukursim tokį triukšmo lauką ir tikrinsim triukšmo lygį šitoje patalpoje ir greta esančią. O kokių dar triukšmų būna, Vytautai? Yra rožinis triukšmas? Būna baltas triukšmas. Čia baltas triukšmas vaikam, kad geriau miegotų, kad geriau miegotų. Yra ten dar kitokių jų, bet akustikai dažniausiai naudojama rožinį ir baltą. Tai mes tikrinsim šitą, ar ne? Taip, šitą senutę tikrinsim. Nes už šitos sienos yra... Kiti bus kažkada kaimynai ir čia tipinė situacija daugiabutė. Pabaigsim ruoštis prietaisus ir galėsim pradėti. Vytautas pats ausinė, dabar einam pas kaimynus. A ne, Vytautai, einam pas kaimynus? Dabar eisim pas kaimynus. Einam pas kaimynus, ką turim girdėti pas kaimynus? Nieko. No. Dabar nutilkim tyliai, pabūkim, aš pažiūrėsiu triukšmo lygį. Nebloga akustika, turėtų būti C tvirta garso klasė. Privaloma yra C garso klasė daugiabučiuose ir daugybę metų. Lietuvoje statytojai tikrai šauniai stato, šauniai yra išmokę vien dėl to, kad tokie tyrimai yra ir jiems tikrinama yra kokybė. Tai jie turi ir stengtis. Jie turi stengtis, turi atsirinkti tinkamas medžiagas. Tai Vytautai, kitas renginys, ne, ką dabar tikrinsim? Dabar tikrinsim smūginį garsą, kaip jis sklinda per perdangą. Ir turim šitą smūginę mašiną. Tokia yra speciali, tarkim, taip pavadinsiu. Ir plaktukai daužo į grindis ir mes tikrinsim triukšmo mašių apačioje bute. Daug mažų nykštukų šitoj dėžutė yra, tai varo jie. Čia yra labai gerai. Labai gerai, aš matau. Ja. Ten buvo visai kiti skaičiai, čia 10 minus. Nieko nesigirdė beveik. Tai jeigu vakarėlis normalus, ne su batais negirdėsi, ne? Čia labai gera smūginė garso izoliacija. Šito daugiabučio gyventojai problemų dėl šitokio triukšmo neturės.